Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežios idėjos su Lidl gaminsime antieną. Jeigu norite, kad anties krūtinėlė būtų traški, aš rekomenduoju ją kelias valandas palaikyti atvirą šaldytuve. Tai pradžiai susipjaustome anties odelę, kad antis geriau prakeptų. Krūtinėlę dedame odą į apačią ir nenaudojame jokių papildomų riebalų. Odelę apsikepiame kelias minutės ir mūsų ančiukai to jau pat skris ir orkaitę. Ant viršaus supilame riebalą. Kol mūsų krūtinėlės kepa, mes pasigaminsime letroškinį. Į puodą dedame šoninę, toliau susismulkinsime svogūną. Šiam receptui obuolių lupti nereikia. Šoninė su svogūnais apskrudo, tad ten keliauja ir obuoliukai. Į mūsų troškinį keliauja pupelės. Pilame obuolių sultis. Viską išmaišome ir paliekame pasitroškinti apie 7-8 minutės. Mūsų troškinys jau paruoštas, belieka susipjaustyti petražoles. Antį paliekame pailsėti kelias minutės, kad pjaunant neišbėgtų sultis. Dedame troškinį, ant viršaus uždedame antieną ir nuskaniname druska bei pipirais. Mūsų patiekalas paruoštas, skanaus, o mes su jumis pasimatysime kitose šviežios idėjos su Lidl laidose per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.